Labas. Bandysim šiandien per naktelę pasėdėti. Pabandysim karščiuką, gal vieną kitą pavyks pagauti. Palapinę, va, ką tik pasistačiau. Maišau pašariuką. Va, porą pakelių turiu, vienas juodas, kitas rūdas. Maišysiu per pusę. Sėdėsim, žiūrėsim, kas čia per tą naktelę pavyks mums. Gal pradedam, startuojam lygiai 6 vakaro. Pasistačiau palapinę, įsikūriau, įsirengiau. Stebėkit, žiūrėkit. Žiūrim, gaudom, kas pavyks. Matysim. Ką, maišom pašariuką. Namuose nepasidariau. Iš laimės, kad žmona išleido pažvėjot. Tai greit susikroviau manatkės. Ir prie balos. Gaudau šiandien Kauno mariose. Kauno marios taip vadinamas šitas kaip skuterių įlanka. Va, ką maišom, čia gal biškį persistengiau su 2 kilogramais. Matysim, gal dar rytoj dieną pasėdėsiu, tai ilgesnis laikas bus matyti. Paprastai, va, su rankutėm nieko, čia suktukų nesivežiau nieko. Makaliūzinam. Paprastai, ūkiškai. Kaip sakant, ūkiškai. Matysim, kas čia mums pavyks. Kaip sakant, iš eigos visą, žiūrėsim iš eigos. Žvejų tai labai daug, palapinių skaičiavau. Apie 20 panašiai plius minus. Tai va, žiūrėsim, kas čia mums pavyks. Tarp kitko, pirmą kartą į Kauno marias atvažiavau karščių dar, ypač dar su nakvynė. Tai va, pirmą kartą nuo ledo. Matysim, kas čia. Nu va, gerai. Tegul brinksta. O tuo laiku pasiruošim meškerėlę. Pasiruošim meškerės. Gerai. Ką, startinis jaukinimas, pradedam. Taip, dėsim daug gyvo. Gyvo būtinai reikia dėti. Opa. Taip, porcytę. Bum. Gylis apie 10 metrų kažkur plus minus. Širiklėlė tuščia. Nežinau, kad tą kamerą čia pamiršau trikoją iš tikrųjų. Tai biškį bus sunkiau filmuot. Be trikojo, nu bet gal kažkaip pavyks.
O, pilna vėl karmuškė. Ką, meškrytės paruoštas, užmestas. Viduriniai nežvejosiu kol kas, nežinau. Tai va, pasiruošęs. Sėdim, stebim, žiūrim, gaudam. Ką pagausim, bus matyt. Ką, bičiuliai, valanda pusantros prabėgo. Kol kas žuvies neturiu, bet kibimai buvo 3, jau turim valandų dabar 8:30. Tikiuosi gal sujudės kažkas, tai kol kas tai sunkiai. 3 kibimai, nei vienas nerealizuotas. Tai va, po truputėlį bandau, judinu. Jau ir 3 meškerę užsimečiau iš tikrųjų. Nes čia iš jos tolkos tikrai jokio nėra iš tikrųjų, tai va. Gerai, stebim, žiūrim, gaudam, matysim. Nu ką, draugai, bičiuliai, turim valandų po 9:10. Kol kas taip ir tie 3 tik tai kliovai, kibimukai taip ir buvo, tik 3, kol kas ramu. Tai kaip sako, žuvys neima. Tai žvejys tada jama, skanaus. Nu, laiko dar turim. Turim to laiko, žiūrėsim. Gal ir ateis ta žuvis kažkada. Naktis ilga, matysim. Skanaus. Nu ką, valandų be 20:11. Vis dar žuvies neturiu. Užsikaitėm arbatėlės. Gal ir sriubytės. Tai va. Tiek žinių kol kas. Žuvis nejama. Nejama.
skanaus. Skanios kavos arba buljono, kaip ir aš pageriu. Cheers. Skanaus. Žuvis vis dar nekimba. Dabar 11 valandą vakaro. Dar turėjau vieną kibimą ant šitos meškerėlės. Nesąmonės iš tikrųjų, čia padariau nesąmonę tokia. Bet turėjau kibimą. Ne, pakirtau. Ką žvejojat, visiems neišvyno. Draugai, turiu pirmą žuvį. Yra pirma žuvys, pirma žuvys. Oh, no. Eik tu sau. Per stipriai roviau. Oh, no. Eik tu sau. Nežinau, ar matosi, kamerą ne tą pusę įsukau, bet pirmą žuvį traukiu. Tikiuosi, nenueis šitas. Opa. Nu. Nu. Oh, yes. Bičiuliai, Oh, yes. pirmas ištrauktas pirmas. Opa. Yes. Bičiuliai, antrą traukiau, antrą. Gražus. Opa. Opa. Yes. Yes, bičiuliai. Antras. Yeah. Gražus. Nu, įrijo taip. Vienu žodžiu, kablį nematau. Palauk tu. Po 12:10, tai realiai 12 valandą. Antra buvo žuvis ištraukta. Tai kaip ir smagu, jau 2 žuvis. Jau smagu. Štai žlybas čia. Tos matailius biškį nervuoja tai padėliot. Nieko tokio.
kaip sakant, kenčiančiam dangus. Girdžiu šaiką. Jau nusiminėja vieni bužėje. Paklausė, kaip kas, sakau, vieną nuleidau ir viskas. Ir tik jie išėjo. Ir prasidėjo porą žuvyčių. Ir išsitraukiau jau. Bet vieną tai išvis beveik be kibimo norėjau tik pajudinti meškerėlę. Ir žiūriu, sėdi žuvis. O antra tai gražiai išsiskleidė. Plūdelė, kaip rožė. Ir pastebėjau, kad kibimas tai matylis, daug matylių, kokie 8 matyliukai. Ir kokie porą pinkučių, bet pinkutės raudonas dedu. Tai va, kokie 8 matyliai. Va. Tokį kuokštą dedu. Ir pasiteisino bent jau kol kas. O pora žuvų yra. Tai jau smagu tikrai. Nu va. Sėdim toliau. Sėdim laukiam. Žiūrim, ką turim. Tamsu naktys. Nežinau, ar matysis kažkas. Palapinės tos. Ten jau šaika nusiminėja. Eina namo. Švieselės kažkur matosi vis. Čia va mano trebelė. Ištikimiausiai lieka. Nesimato turbūt, net nežinau. Ten va priekį. Tai va, turim B21 balončiukas. Tai va, po truputį. Taip ir gyvenam. Šilta, gera va, pečiukas toksai va. Sako, daug kas degonį išdegina, bet nelabai čia, nu, gal kažkiek. Bet kai atsidarai va, ventiliacija va tokia va. Jo, tai paskiau, drėgmės labai dvi. Palapiniai daug. Nes vis tiek tiesiai ant ledo sėdžiu, tai dėl to. Šiaip jo, būtinai reikia įsigyti dar dugną palapinį, nes ir pačiam maloniau sėdėti paskiau. Ir šunį savo galėsiu pasiimti, žvejot, nes kol kas
Neėmiau šiandieną, nes kūrinai čia svarščia būtų. Tai va, kol kas 2 žuvis jau krante. Stebim, kas toliau. 3 žuvis. Valandą turim be 12. 3 žuvys yra. Ką, 3 po 3. Po 3:10. Kol kas ramybė. Tai va, 4 žuvis jau turim. Tai bus matyti ar iki ryto. Ką mes čia pagausim, kaip čia kas bus. Stebim, gaudom. Bet turbūt reikia ir man jau pasnaust truputėlį porą valandų. Nes kol kas ramu dabar. Tai va, pasnaudžiu. Labas rytas. Ką naktis. Nieko labai gero nebuvo. Porą dar žuvų ištraukiau. Vieną nuleidau į kietėjai. Tai va. Dabar galima ir arbatos užsikaist. Kažkur pasidėjau šaukštelį. Nežinau kur. Nu, aš ką pavyko pagaut. Tokie. Baigėsi mano žvejyba šios nakties. Varau į krantą. Dar parodysiu, kaip krantas atšutęs. Tikiuosi normaliai, neįkrysiu. Nu. Per naktį biškį pašalo. Visai normaliai. Baisiau buvo. Tai va. Pamiršk paspaust like ir subscribe. Bus dar gerų naujų video. Iki.